Renginių vedėjai per mano 19 metų praktiką supratau, kad jų yra įvairūs. Būna renginiai, būna atitinkamai poreikiai išauga ir vedėjams. Va, ir teko būti visokiuose amplua vedėjų ir teko būti ir to linksmintojo, mėginau ir pasakoti anekdotus, persirenginėti įvairiais personažais. Ir laikui bėgant su patirtimi supratau, kad vis dėlto aš orientuojuosi asmeniškai į tokią solidesnė publika, kuri reikalauja daugiau gal išminties, solidumo, elegancijos, dvasiškumo. Aišku, be abejo, visa tai yra linksmai. Kokie būna vedėjai, kaip mano patirtimi pastebėjau, būna, vadinkim, tarkim, vieni linksmintojai, kurie pasakoja daug anekdotų, kurie gal persirenginėja personažais ir tai jie sukelia labai linksmas, geras emocijas, žmonėms svarbiausiai tikriausiai tuo metu tai publikai ir tereikia to, kad čia mes poliavokim, pasilinksminkim, pasijuokim, svarbiausia daug juokų, kad sudegintume mes tikriausiai tas kalorijas, kurias įsisavinam besivaišindami. Yra personažai, kurie taip pat gal linksmina pasakoja, bet nepersirenginėja. Tai yra mano supratimu, jo šiek tiek aukštesnė gal pakopa. Jeigu vedėjas sugeba naudoti kuo mažiau priemonių, mažiau rekvizitų, persirenginėti ir padaryti linksmą ir įspūdingą šventę, jo profesionalumas jau yra aukštame lygyje. Anksčiau mūsų užsakovas buvo labai paprastas, elementarus ir buvo tikrai labai lengva dirbti. Svarbiausia, tu turėtum atrodyti gražiai ir būti drąsus. Jiems tuo metu buvo klausiau, kas yra svarbiausia. Aišku, niekas žmogus neįvardino, kas jiems buvo svarbiausia, bet aš pats pastebėjau, kad tai yra pasididžiuoti, aš turėjau vedėją. Aš galiu pasakyti, kad mano šventė sustyguota, kad viskas vyksta sklandžiai, nors mano akim žiūrint, kažin ar to sklandumo būdavo. Tai šiandieninis vartotojas ypatingai dėmesį kreipia į dvasingumą, į prasmę, į idėjų prasmę, į papročių prasmę. Jų yra mažai, bet jie yra labai gilus ir prasmingi. Mano amplua yra padovanoti žmonėms akimirkas, padovanoti gerą nuotaiką ir kad jie grįžtų namuose po šventės su gerais prisiminimais, kupini gerų emocijų.